Na, vertint yra dviejopų tokių iš tikrųjų nuomonių. Labai iš tikrųjų prastas startas buvo įėjimas į rungtynes. Na, nežinau, neįėjimas, kaip čia lietuviškai, pradėjom kažkaip labai. Ir matau šiokių tokių baubų komandai, kad visi esam treneriai. Turim Sarginių Salelio 12 žaidėjų, ar ten 10 ir visi treniruojam. Tai bus namų darbas išspręsti šią problemą, kad treneris yra vienas. Tai, manau, pramušim šią blogą tradiciją. O šiaip labai džiugu, kad galėjo jaunimas žaisti iš tikrųjų ganėtinai nemažai laiko. Tai tas labai džiugina, nes treniruotės ir rungtynės yra visai kas kita. Tai labai gerai, kad pailsėjo mūsų vyresni žaidėjai ir labai sveikinu jaunimą, kad jie ir rungtynėse padėjo. Tai vertinu jaunimui tai neblogai. Šiaip, laimėtos rungtynės, bet vaizdelis ar gražus ar ne, manau, kad dar nelabai gražus vaizdelis, bet tai yra pataisoma ir tai yra pataisoma. O tokio atmosferai gražu žais, smagu, keista šiek tiek, aišku, ačiū Sirgaliam už gražų plakatą. Na, palaikymo, kai tu žaidi ir tave palaiko, smagu, aišku. Tai labai ačiū Sirgaliam ir tikimės, kad žaidimas pagerės ir bus įdomiau žiūrėti. Ir koks sezonas laukia? Laukia sunkus. Matosi jau dabar. Kaip kad pasiruošę tikrai negaliu pasakyti, nes neturėjom laiko. Turėjom 3 savaitės. Realiai su šita komanda, gal 2 savaitės sportavom. Savaitę pasiruošimo ir likusi, kai sueinam kartu. O šiaip, minusų labai daug. Aš kai pradėsiu vardyti, turbūt neužteks. Bet šiaip, trūko 2 žaidėjų. Nebuvo Vismanto Moderio ir nebuvo Mindaugo Barzenio, kuris, vis tiek jie patyrė, patirties turėjo, jaunimas, klysta tokiose situacijose, kur, neturėtų klysti, bet, čia natūralu. Pirmavom tada, kol užteko sveikatos. Sveikatos buvo, nes, vėlgi pasiruošimas ir mes sužinojom, kad mes žaisim aukščiausių lygių Liepos gale. Tai apie ką kalba, tai apie kažkokį rimtesnį pasiruošimą tikrai nebuvo laiko.